tikrai norisi palinkėti jums labai didelės sėkmės. Žinau, kad turbūt šiek tiek kausto jaudulys prieš jau įvykstant svarbiausioms gyvenimo varžyboms, tas jaudulys kažkiek kausto ir mus pačius. Tačiau nežinau, kiek galbūt mano užkeikimą jums padės. Aš noriu paprašyti jūsų, nesijaudinkit. Jūs jau padarėte labai daug. Jūs jau tapote labai garbingos komandos, olimpinės komandos nariais. Ir tiesiog susikoncentruokite į tai, ką norite pasiekti. Ir tikiu, kad galite pasiekti labai daug. Didžiulis ačiū jum ir didžiulis ačiū visai olimpiniai šeimai, kuri ir sukūrė šitą tradiciją. Ir ją tęsia, ir ją perduoda į ateitį. Didžiausias mūsų turtas esate jūs. Tai didžiulis ačiū jums už tą nuostabią dvasią, kurią jūs nešate. Paklausus, kas yra olimpinės žaidynės, bet ko gatvėje pradėtų vardinti, kad tai aukščiausių rangų varžybos, kad tai milijardai žiūrovų, kad tai siekiamybė turbūt visiems sportininkam, bet aš noriu išskirti kitą, ką paminėjo ir ponia Diana. Tai yra varžybos su vertybėmis. Olimpinės vertybės, pagarba, draugystė ir tobulėjimas. Jeigu mes jausime vienybę su tais, kurie yra su mumis, mus lydės sėkmė. Aš jos jums linkiu, vardan tos Lietuvos.